Na, labai rezultatyvus buvo iki to galimo perėjimo į Norvegiją. Kaderas Andžoja Abdelas, bet po to, kaip minėjau, čia tenka jau gelbėtis nuo spaudimo ir atlikti tolimą perdavimą į priekį. Na ir iš tų trijų krašto gynėjų būtent šiandien į priekį kairėje yra aukščiau pastumiamas. Čia pavojingas smūgis ir kaip netikėtai krenta pirmasis rungtynių įvartis Kauno rajono Hegelman komandoje. Jį pelno Leo Ribeiro, kviečia visus savo komandos draugus eiti kartu su juo ir džiaugtis, ir daro tai kartu su visu atsarginių žaidėjų suoleliu, su treneriais, su visu štabu. Na, laukia tikrai Kauno rajono Hegelman pagaliau to momento, kuomet Klaudijus Upstas su kamuoliu, jo perdavimas į priekį. Kaderas Andžoja Abdelas kamuolį palieka, o čia smūgis, bet prieš tai vis dėlto yra užfiksuojama nuošalė ir šio įvarčio nėra. Patrikas Popesku sudalyvavo šiame gražiame epizode. Andžoja Valentino Vermeulenas. Labai prastai išmetamas kamuolys iš užribio ir Leo Ribeiro siunčia kamuolį į Džiugo vartus antrą kartą šiose rungtynėse. Na ir tikrai klaida, Telšių Džiugo komandos klaida, kurią pasinaudoja Kauno rajono Hegelman komanda ir spėja jau padviguminti savo turimą persvarą. Leo Ribeiro muša 40-ąją minutę antrąjį savo rungtynių įvartį. Leo Ribeiro vėl mūsų ekranuose. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia tolimas smūgis, rikošetas panašu buvo ir vos neprisižaidė iki trečiojo įvarčio Telšių Džiugo komanda, bet iškart po smūgio dabar jau fiksuojama yra pirmojo kėlinio. Pastaruoju metu per pastarąsias, na, sakykime, 3 rungtynes tuos įvarčius Hegelman komandai sekėsi kur kas sunkiau rinkti. Čia Leo Ribeiro perdavimas, kamuolys atmušamas iš baudos aikštelės, vėl su kamuoliu Leo Ribeiro, pakartotinas bandymas atlikti perdavimą ir tas perdavimas šį kartą gaunasi sėkmingas, pelnomas trečiasis Kauno rajono komandos įvartis ir tą įvartį pelno Harūna Abdulas Amadas. Štai taip, dabar turą būtų galima jį panaikinti, savo rungtynes jie jau pradėjo šiandienos ir žaidžia čia. Ar išvysime smūgį? Siunčiamas kamuolys artyn vartų ir pelnomas įvartis. Ronaldas Sobovalė rezultatą šiek tiek švelnina. Susidūrė, kovodami dėl kamuolio šiek tiek. O čia pavojingas epizodas ir krenta dar vienas rungtynių įvartis. Po keitimo į aikštę žengęs Gabrielis Vesley, kaip ir minėjau, 2 kartus šiame sezone jis tai jau Baltijos taurė. Ir rytoj prasideda pusfinaliai. Lietuva kausis prieš Farerų salas. Čia pavojinga situacija, Rašidas Jusufas ir neįmuša. Rašidas Jusufas nepataiko. Žaidėjų iš Nigerijos čia buvo. Trukdė, aišku. 1-1, atliekamas perdavimas į baudos aikštelę. O, čia kortelė galbūt bus. Sane pašokęs tiesiog kojomis į priekį, kovojo dėl kamuolio. Čia ir už jo veiksmus jau po situacijos gali būti rodoma kortelė. Vermeulenas yra šalia ir Sane. Taip, Sane gauna raudoną kortelę, štai taip, Vermeulenas geltoną, Popesku geltoną ir Karlasas Diukas taip pat geltoną. Geltonas korteles, 4 korteles ir turi, tad kitame susitikime, kitame ture jie rungtyniauti galės, o čia skelbiama rungtynių pabaiga, kuriuose 4-1 Kauno rajono Hegelman buvo stipresni. 2 Leo Ribeiro įvarčiai vedė Hegelman komandą į priekį.